mes laukiam kaip nuotiko žinai. Kai mes iš sąskrydžio, mes iš nuostabų kūrė. Traukiame kitą numerį. Na, sakyk numerį. 722. Pas ką yra 722 numeriukas? Ne, manau, kad bus, atrasi. Pasakyk, koks numeris. 42. Pas ką yra 42 numeris? 42 numeris, prašom. Ar 40? Ateikit arčiau. Parodykit visiems, tai tikrai, kad 42 numeris, neapgavystė niekas. Ir prabangių baldų komplektas prieš akis. Prašau jūs, prabangių baldų komplektas. Ar jums padėti išnešti? Netgi už mane didesnis. Kateris yra, kateris. Teisybė. Kateris, sveikiname. Jums padėti prizą nunešti. 2 baldai 2 asmenims. Prabangus butukas prie jūros. Teisybę pasakiau. Prizas išsinešamas nuo scenos. Buvo labai malonu, kad jūs labai azartiškai dalyvavote loterijoje, nes šitos pinigėlius surinktus mes aukojame Sąskrydžio šventės organizacijai. Neptūne! Kur Neptūnas yra? Čia! Tai ką? Taip, aš paprašysiu, o man pakartokite. Taip. Mes jūros vaikai pasižadame. Antra, kad žaisime meilės ir kitus žaidimus, kol kelnės bus pilnos laimės. Po 10 komplimentų. Ar pasižada? Pasižada. Neatsakyti. Stovyklos džentelmenams šokti visą šią naktį. Visi šiandien ir rytoj ir poryt skelbti pirmą tostą už tuos, kurie jūroje. Ar pasižadat? Pasižadat! Ogi Neptūno gimimo diena. Taip. Kiek? 32. Iš kur? Iš Tauragės mergaitė pradinko. Komendantą Joną Tautkų, Rušinskį Alfonsą, Dirkštienę Tatjaną, Jurevičius, matot ant scenos, vyrukas tvirtas, tai dėl to jūs galėjot švęsti iki paryčių. Lucką, Dianą Čiginskienę, Pintverienę Raimondą, Drungilienę Danguolę, Valdemarą Aną, kurią mes jau 6 metai, daugiau ar mažiau, rengiam sąskrydžius. Be jų tikrai vargu ar kas išeitų. Pirmininko pavaduotojai Juozui Olekui. Bičiuliai, pirmiausia noriu partijos vadovybės vardu visiems jums padėkoti, nes kokie geri organizatoriai bebūtų, be jūsų šio sąskrydžio nebūtų. Todėl ačiū visiems, kad dalyvavote. Tikiuosi taip pat gausiai, o galbūt ir gausiau dalyvauti ir kitų metų sąskrydį, nes kaip supratom, žuvėdra
šiek tiek uždaro, reikės paieškoti kitos vietos. Noriu padėkoti visai Svajonių komandai, kuri iš tikrųjų 6 metus taip puikiai organizavo šios sąskrydžius. Paplojame jam. Džiaugiasi galėjimo dalyvauti. Ir turiu pasakyti, kad visiems aišku, kad po šio puikaus sąskrydžio svarbiausias įvykis mums yra ateinančios savivaldos rinkimai. Ir tikrai labai kviečiu visus padirbėti su to geru užtaisu, kuris buvo čia mums suteikta šioje stovykloje, kad tokios scenos aiškiai nepakaktų savivaldos rinkimų nugalėtojam. Ir kad jūs visi būtumėte čia po atėjusių savivaldos rinkimų. Bet yra dar vienas įvykis tame tarpe, tai kitą savaitę prasidedantis pasaulio futbolo čempionatas. Aš siūlau labai gerai jį pastebėti ir pažiūrėti ir pasimokyti, kaip dirba komanda. Reikalingas ir treneris, ir atsarginiai, ir vartininkas, ir gynėjai, ir puolėjai. Taip ir mūsų rinkimuose. Visiems reikia būti viena komanda. Todėl aš linkiu, pažiūrėjus čempionatą, nugalėti savivaldos rinkimuose. Sėkmės visiems. Lilijai Petraitiniai. Mėly bičiuliai, manau, kad mus pakartoti jums bus sunku. Aš to šventai įsitikinusi ir daugiau esu įsipareigojusi nieko nežadėti jums. O kaip vyriausia sąskrydžio junga, noriu padėkoti savo visai komandai. Tiems jungoms, kurie čia stovi prieš jūs, tai yra, kaip sakė mūsų pirmininkas, nematomo fronto kareiviai, kurie rūpinasi, kad būtų ir sanitarinės, ir higieninės, ir sporto, ir kultūrinės, kad jums būtų įdomu. Jūs kiekvienas galėjot pasirinkti, kam nepatiko muzika, galėjot dainuoti, karaoke, kas norėjo deginos, niekas nebuvo labai privartaujamas dalyvauti programai ir aš pasižiūrėjau, kad visi, kas yra sąskrydis, tai kad jūs esate laisvi. Ir jeigu mes taip gražiai sugebėtumėm, kaip sąskrydį dalyvauti, susitelkė rinkimuose, kaip sakė pirmininko pavaduotojas Juozas, tai tikrai mes turėtumėm gerus rezultatus. O mano jungo kompanija, tai visada šita komanda, jūs galėsit mus samdyti, jeigu neturėsite, kaip patarėjus, jeigu nebus, kam teks ta dalia kitais metais organizuoti sąskrydį. Šiais metais futbolo čempionatas, mes savo jungo kompanijoje, komandoje turime vieną vaikiną, kuris yra futbolistas. Ir jisai čia mūsų visai sporto grupė įrenginėjo visas aikšteles, yra nepamainomas ir sporto dalyvis, ir visų juodų darbų atlikėjas. Gyčiai Mincevičiai. Gyti, prašom. Paplok. Šitas vaikinas turi savo futbolo komandą, yra futbolo vartininkas ir neblogas vartininkas. O čia yra vartininko uniforma jam už visus darbus. Ir iki pasimatymo, ar čia ar kitur. Nebent, jeigu čia įmanoma tik tokiu atveju, jeigu tos stovyklos neišgriaus buldozeriai. Bet aš tikiuosi, kad mes atvažiuosim pas jūs ir linksminsimės per naktį ir negalvosim apie jokius darbus. Ačiū, kad dalyvavot, kad buvot geri, nes nuvarginot mūsų komandos. Ačiū, iki pasimatymo. Mūsų himnas mumis sujungia ir mes, kur be būtumėm, būkime visi kartu, veikime kartu.